Ir visi, kas tiki, sako amen. Ir dar sako, didis mano viešpats. Galingas ir šlovingas. Mano viešpats. Jis mano viešpats. Lenkiuosi prieš jį. Amen. Alleluja. Galite prisėsti, brangieji, kas lenkiasi prieš jį. Tas bus pripildytas jo. Amen. Kas lenkiasi prieš jį, tas bus pripildytas jo. Kas nusižemina prieš jį, to širdis atvira jam. Jis gali lieti save ir savo dvasią į tave ir į mane. Kad mes atspindėtume jį. Amen. Ar girdėjot? Dar visi ruošiasi, tai labai svarbu. Aš visada sakydavau, po šlovinimo grietinėlį. Nejudėkit, grietinėlį būna. Pats gilumas iš Dievo ateinantis žodis ir apreiškimas. Pats geriausias. Po to jo gali įslinkti, žinai, trukdymai kažkokie vėl, kiti dalykai. Tai yra labai svarbu valgyti atvertą širdis viešpačiui. Jis nori lieti savo dvasią, jis nori, kad mes vis daugiau ir daugiau atspindėtume ne save, bet jį. Amen. Atspindėtume jį ir jo šlovę. Mes nesame šlovė. Tu nesi šlovės šaltinis, žinai? Mes nesam šlovės šaltinė. Šlovės šaltinis yra jis. Amen. Mes tik atspindim šlovę. Alleluja. Žinot, yra priešas, kuris nori, kad mes galvotume, kad mes tokie šlovingi. Mes tokie galingi. Mes čia tokie esame. Iš tiesų, tai jis toks mumise, jis toks šlovingas, jis toks mumise. Amen. Alleluja. O tai teisinga pozicija. Nes yra priešas, kuris nori, kad mes pasididžiuotume. O pasididžiavimas tai kas yra? Kritimas ir nuodėmė ir kritimas. Amen. Alleluja. Alleluja. Todėl jis sakė viešpats, jei nebūsite kaip maži vaikai, neįsite į dangaus karalystę, nes vaikai nusižemina prieš tėvą. Taip, aišku, mes buvom visokie be Dievo, prieš tėvus ir šokom jokis ir neklausėm, ar ne? Ir buvome sukilę, bet mes gyvenome be Dievo. Amen. O dabar mūsų Dievas, tėvas yra viešpats. Ir mes prieš jį esam nuolankus ir paklusnus. Pasakyk, kaimynui, sakyk, aš nuolankus ir paklusnus. Savo Dievui tėvui. Kai kitam pasakai, tai viski susigėsti, jie esi toks viski nelabai paklusnus, ne? Bet tai gerai, iškart į atgailą, žinai, širdis, eina į atgailą. Taip, Dievas tėvas viešpats buvo ir bus. Ir žinot, gali susimaišyti einant laikui, kad mes čia tokie, žinot. Kai kas net šlovintų nenori viešpaties, nenori garbinti, nenori lenktis jam, nes galvoja, kad pats yra šlovė. Jėzus yra mumise, bet mes nešiojame tą adomišką kūną ir nešiosime iki galo. Ir jis nėra šlovė. Todėl mes keliam savo širdis ir rankas į jį, kad jo šlovė apšviestų, o mes atspindėtume tą šlovę vėl jam atiduodami. Niekad nepasilik pas savęs jo šlovės. Amen. Niekada nepasilik, nes šlovė, jo šlovė priklauso jam. Amen. Mes tą giesmę giedam per jį, iš jo, per jį ir jam. Ar ne? Viskas iš jo, per jį ir jam. Ir todėl mus labai gerai dvasia išlaiko teisingoj pozicijoje. Žinai, jeigu mes taip bėgsime iki galo, atiduodami jam šlovę už viską, mes užbaigsim bėgimą. Pergalingai. Amen. Nes priešas nori, kad mes pasididžiuotume. Nu, žinot, be manęs tai čia nieko nebus, žinot. Čia manęs nebūtų, tai čia nieko nebūtų. Tai išdidumas.
Aš taip nesakau, aš pasakiau pavyzdį. Todėl kaip atrodo išdidumas. Be tavęs ir be manęs Dievas gali pakelti kitą, pakeisti, kurį nori, kažkuo nori pakeisti. Žinot, labai gerai, kai tarnavime būni ir tave viskį kitą tarnavimą padina. Žinot, kartais būna žmonės taip įsikibė į tą tarnavimą. Čia tik aš ir aš ir aš ir aš. Tai reiškiasi, aš pati savo išdidumu nutariau, kad čia aš turiu būti. Aš čia turiu būti, bet jeigu Dievas per pastorių tau sako, eik ten, tai eik ten, Dievas sako, jau eik ten. Ir tai pasirodo, ar mūsų išdidumas, arba nuolankumas. Amen, tokiu būdu, tokiu būdu. Mes šiandien pažiūrėsime, ar yra mumyse išdidumo, kuris didelis priešas mūsų gyvenime, krikščionių gyvenime. Pasaulyje tai visi mes buvom išdidus ir priešas apgaudinėja žmonės išdidumu, bet mes žiūrėsime, ar jis mūsų nepersekioja. Amen, kad mes laiku jį pagautume, kad mes nekristume. Taip? Nes jis kaip gyvatė, žinot. Ir mes pažiūrėsim apie Liuciferį. Žinot, mes apie Dievą visą tai kalbam, šiandien apšviesime jį, kad jį pamatytume, kaip jis ateina. Amen? Kaip jis pasireiškia. Ir iš kur jisai atsirado, kur išdidumas yra, ten nėra Dievo. O mes norim, kad būtų Dievas ir su mumis, ir mumise, ir mūsų tarpe, ir veiktų, ir gyventų, ir mūsų namuose būtų Dievas. Su išdidumu Dievas neturi nieko bendro, tai yra priešinga jo esybei ir todėl tai vadinosi, mes šiandien sakom, Liuciferiaus dvasia. Prisimenat, Jėzus sakė, ateina velnias ir manys neturi vietos. Tai jeigu Jėzuje neturėjo vietos, tai ir mums reikia jį apšviesti, atgailauti ir sunaikinti jų veikimą savo gyvenime. Amen? Kad neturėtų vietos, kad kuo mažiau jis turėtų vietos. Ir mes paskaitysime patarlės pradžioj, paskaitykim patarlės. Patarlės čia apie išdidumą parašyta 6 patarlė, 6 skyrius. Ne patarlė 6, bet 6 skyrius ir 19 eilutė. 16, nuo 16 iki 19. Patarlių 6, 16, 19. Aš manau atsivertėm. 6, 16. Viešpats nekenčia 6 dalykų. 7 yra pasibjaurėjimas jo akyse. Išdidus žvilgsnis. Pažįstate tokį? Meluojantis liežuvis. Išdidumas reiškia melas, ar ne? Liežuvis, rankos pralyjančios nekaltą kraują. Galbūt nežudymas, bet apkalbėjimas kažkoks gali būti. Išdidus žvilgsnis. Meluojantis liežuvis, rankos pralyjančios nekaltą kraują, širdis planuojanti nedorybę. Viskas čia iš piktai. Taip? Planuojanti nedorybę, kojos greitos bėgti į piktą. Žinot, į gerą taip nelabai greit kaunasi, kūnas toksai apdomas, jis nelabai nori pasidėti. Jis greičiau į piktą. Bet mes jį suvaldome Dievo dvasia. Amen. Kojos greitos bėgti į piktą, neteisingas liudytojas, kalbantis melą ir žmogus, siejantis nesantaiką tarp brolių. Bet šiandien mes iš viso to pažiūrėsim vieną išdidumą. Išdidumą, kurio esybė yra pats velnias, pats Liuciferius, tai yra jis. Ne? Tai nėra, nekaltas, tai beski pasididžiavo. Tai vat Liuciferius pas mane vietos turėjo. Amen? Kas čia plaukai bėra?
Ir dar čia, va, netoli 13 skyrius to pačio patarlių, 13 atsiverskim ir 10 eilutė. 13, 10. Čia tik viena eilutė sako 13, 10. Išdidumas sukelia ginčus, išmintingas klauso patarimo. Tas, kas nenori klausyti patarimo, jis yra išdidus. Amen? Aš ar tu nenori paklausyti patarimo. Paklausyk, mažų geras tas patarimas, kartais, ne? Bet vat žmonės, kas... Žinau, nesakyk. Aš viską žinau. Išdidumas manyje. Nu, kad ir žinau, paklausysiu dar kartą, ane? Nuolankus paklausys dar kartą. Ir kuo daugiau kartų paklausys, tuo labiau įsirėš į vidų, amen? Tuo labiau vaisių daugiau neši, amen? Matot, koksai nekaltumu apsimetęs priešas. Ir vat tokiu, vat kaip galima atpažinti savyje tokį priešą. Ir iš kur atsirado ir prasidėjo visą tai. Va dabar apšviesimės ir gal mes jį taip nedraugausim su juo, ne? Kartais ir mums sudraugausim. Nepastebim galbūt. Ir mums draugauti. Va. Tai mes apšviesim, koks jis yra, kad jis nėra toks draugiškas, kad jis nėra taip nusiteikęs. Ezechilių atsiverskime Ezechilį. Pažiūrėsim, iš kur jis čia atsirado toksai. Ir jis nori daryti mus panašius į save. Amen? Jėzus Kristus nori, kad mes atsivertume jam ir būtume panašus į jį, o priešas velnias nori, kad mes būtume panašus į jį. Ir jis gundo, ir gundys, iki numirsim, gundys, va, kodėl gerai, kad tu skaitai Dievo žodį, gerai, kad tu klausai Dievo žodį, gerai, kad tu meldiesi, tai dvasia ir žodis tave perspėja, kai aš ir tu mes jau einam į šūną. Taip? O jeigu ne, samai lūčiai ir svetoj, pats geriausias ir švenčiausias pagal juos. Tik žiūrėdami į veidrodį mes matome, kas yra pas mus ne taip. Amen? Ezechilio 28. Atsivertėm. Ezechilio 28. Galima nuo 12 eilutės. Čia antra eilutės dalis, gal pradėkim nuo tu. Tu buvai tobulumo antspaudas, pilnas išminties ir tobulo grožio. Čia kalba apie Liuciferį, kuris buvo danguje. Ir jis ten šlovindavo Dievą. Jis buvo labai gražus. Jis buvo papuoštas brangakmeniais, tik spindėjo perlai brangakmeniai. Jis buvo toks nuostabus. Gerai, skaitam toliau. Sako, tobulo grožio, pilnas išminties. Reiškia, neužtenka su viešpačiu gyvenant tobulą grožį turėti ir išmintį. Neužtenka. Gyvenai Edene, Dievo sode, tave puošė įvairiausi brangakmeniai, sardis, topazas, jasmis, chrizolitas, oniksas, berilis, safyras, rubinas, smaragdas. Įsivaizduok, dabar ant tavęs uždėtų. Turbūt jau čia neitume kažkur. Ant kalno pasirodyti smaragdas. Štai kokias brangakmenis jis buvo papuoštas. Ta diena, kai buvo sukurtas, tau buvo paruošti meistriški padaryti būgneliai ir vamzdeliai. Tu buvai pateptas cherubas, kuris dengia. Viešpats sako,
aš tave tokiu paskyriau. Tu buvai šventame Dievo kalne, vaikščiojo tarp ugninių akmenų. Atkreipkime dėmesį, iš kur jis čia toks gražus buvo. Dievas jį papuošė, aš, sako, tave paskyriau, kad šlovintų mane tais perlais, tom dovanom, kad į tuos perlus aš Dievas sako, šviesiu, tu labai blizgėsi ir ta šlovė vėl grįž man. Vat aš tau tokį sukūriau tave sau. O jis tave sukūrė tam? Irgi mūsų sukūrė sau. Kad atspindėtume jį ir neštume jam šlovę. Gyvenimu, elgesiu, kažkokiu veikla, tarnavimu. Ir visą tai ne mums, o kad atspindėti šlovę jam. Amen. Jie sako, matys Kristų jumyse. Amen. Nenorėjo, kad tave matytų. Kokia aš faina, kokia šventa, kokia aš maldinga, kokia žiūrėkit čia. Tiesiog gal ir šventas, gal ir maldingas. Bet tai viešpats tave paskyrė tokiu būti, tai ir esi. O ko geriesi, lyg to nebūtum gavęs? Prisimint rašto eilutę Naujam testamente? Ko čia taip geriesi, lyg to nebūtum gavęs? Aleliuja. O jeigu kažkas yra tavie, sakai, ačiū viešpatie, tau čia viskas tau ir dėl tavęs. Amen? Visa, ką jis mums davė, tai yra jam ir dėl jo. O tu tuo būsi palaimintas, be abejo, jeigu atspindėsi jau šlovę. Ir tu pats būsi palaimintas. Bet visa tai neturi sustoti ties tavim, o kai tau kas gerai gaunasi, iš karto šlovė tau viešpatie. Šlovė tau viešpatie. Reiškia, tas veiksmas, kurį tu padarė, tau tik pasisekė, jis grįžta jam. Amen? Jis grįžta jam, nes tu sakai, ačiū tau. Ačiū, tu mane paskyrė tai padaryti, tai padariau. Amen? O jei ne, tai pasididžiavimas ateis, kad išdidumas ateis. O velnias labai zuja aplink mus, kad mes panašėtume į jį ir šlovę prisimtume savo ir kristume, kaip krito jis. Pažiūrėsim, kaip jis krito, gerai? Jis šiandien jau nieko negali pats pozicijų kažkokių pakeisti, jis prie mūsų slenka, mes jau nori, kad būtume indai ir kad jis įsiveiktų lygiai taip pat, kaip jis ten veikė. Sukilės. Jis ir liko sukilės. Ir jis mums sukilimą nori atnešti. Sukilimą atnešti nori. Šlovė krito ant jo. Atspindėta Dievo šlovė. Gerai, 28 skyrius, 15 eilutė. Čia. Dar toliau skaitom. Tu buvai tobulas savo keliuose nuo savo sukūrimo dienos, kol buvo atrasta tavyje nedorybės. Jis buvo tobulas. Mes irgi Jėzui Kristui tobulį, ne? Jėzui Kristui mes vidui. Tobulį vidui. Bet išorė mūsų įtakoti pilnai gali priešas. Amen? Todėl sakė, neduokite vietos velniui parašyta. Amen? Aš turiu savo dvasinis žmogus neduoti. Aha, mus nori ten, žinai, matai, kaip tu čia padarė, matai, kaip tu... Aišku, bet tavęs čia nieko nebūtų, matai, ir aš čia turiu būti, ir čia turiu būti, ir čia viskas jau, jeigu nebūtų manęs, tai sugriūtų čia viskas. Nieks taip nemoka, kaip aš moku. Šitaip gundo velnias. Pažeminant kitus, išaukštinti save. Tai darė Liuciferis, lygiai tai padarė
Jisai, atrostina drujubėt. Toliau. Tau plačiai beprekiaujant, jie pripildė tave smurto ir tu nusidėjai. Todėl aš išmesiu tave iš Dievo kalno kaip nešvarų ir pašalinsiu tave, o dengiantis cherubime iš ugninių akmenų tarpo. Štai Dievas pamatė jau nedorybę ir kaip jis savo grožį prekiavo ir savo sugebėjimas, aš geriau negu, galim sakyti, geriau negu pastorius padariau. Vat aš taip nešu, bet tokius, kad aš geresnis. Targavoju, kad aš gal prisijungs prie manęs kas nors, sukylu ir darau tokį kipišą. Nuostatas kažkokias darai prieš kažkokį žmogų galima, prieš lyderį gali daryti, prieš bet kokį žmogų. Nes tu, ta dvasia pagavo tave, kad tu geresnis, kad tu geriau sugebi. Ir kai geriau sugebi, tu agituoji ir kitus į savo pusę. Tegu pamato ir kiti, kad aš geriau moku, tegu pamato, kad aš geriau galėčiau. Tai jeigu tai būna, tai žinok, čia Liuciferis. Jau atėjo. Jau jis kuteno tave ir mane. Jau jis kuteno pradėjo. Sako, tu geriau žinok. Žinok, ir dar kitų suagituok. Tai va lygiai taip pat Liuciferis suagitavo trečdalį angelų į savo pusę. Jis sugebėjo padaryti prieš sukilimą, prieš visagalį Dievą ir dar suviliojo trečdalį angelų. Apokrifos rašoma, kad yra 3 archangelai buvo. Gabrielius, apie kurį rašoma, Mykolas ir Liuciferis. Jis pradžioje nebuvo blogas žodis Liuciferis, kol jis nekrito. Kai krito, tai jis pasidarė, žinot, tu Liuciferį. Va, tai jis ir sugebėjo suagituoti trečdalį angelų į savo pusę. Pamastykim, čia gali būti aš toj vietoj, gali tu toj vietoj būti, ką mes veikiam. Amen? Taip, žinai, ypatingai vertės neturintis žmogus gali taip daryti. Nes kai jam pritarė, tai dar tikrai, ir jis toks, tai aš sakiau, kad tai agituoti, sukilti prieš viešpatį, sukilti galima prieš Dievo tarnus. Amen, suagituoti. Taip tyliai, netyliai, prie pastorius, bet kai jinai negirdi, tai aišku, tai negerai pasakė, tai šitaip turėjo būti, tos, kad tikrai. Ir matot, lygiai tas pats velnava vyksta, kas ten vyko dangui. Ir velnas tokiems žmonėms planuoja kritimą. O jie vargšai gali nematyti, galvoti, ne, čia mums gerai dabar jau. Mums čia gerai. Mes kilsim, jau kilsim. Ir Liuciferis kilt norėjo, bet nukrito. Liuciferis nukrito. Arba darbdavį, gal dirbi kažkur tai, ar ne, darbe. Žinot, tikrai, kai taip pamastai, tyra širdį. Mes dirbam kažkur darbe, ne? Kažkokiam. Kodėl, sakom, pasaulyje visur blogi viršininkai, visur direktoriai blogi, visi blogi. O darbuotojai tai visi šitą. Jeigu jie ir blogi, jeigu jie ir kokie, ką viešpats sakė, melskitės už valdžias. Amen? O ką sakė viešpats? O mes, įsivaizduoji, jis davė man darbą. Ar aš jį būčiau susikūrus, kokia didelė įmonė. Čia pas mus mantinė. Didžiausia tokia. Žinot, ar aš ją sukūriau, kad aš čia mokysiu. Juokinga, ne? Bet velnas taip už liežuvio patraukė, žinai. Kas blogai? Tai eik ir tylėk. Eik iš te ir tylėk. Amen? Tai nenusidėsi, su velniu nesusidėsi. Amen? Geriau išeik iš ten ir nereikės į nuodėmę tą eiti.
Ne? O jeigu nori dirbti, gauni pinigus, dėkok Dievui, kad turi darbo vietą. Juk ne aš pati ją susikūriau, aš pas jį dirbu. Tai galima būti tokiam santykiai mes ir prieš patį Dievą. Liuciferis va tokia, tarsi jis pats šlovė tokia blizgantis pasidarė, taip papučiau ir įvyko. Tai va, kiek išdidumo apšviečia dvasia. Išdidumo, kuris ateina ne pagalba mums, bet kritimui. Tik kritimui, niekada nepasitarnaus niekam kitam. Tik kritimui išdidumas. Nes mes jau matom, kuo baigėsi Luciferiu ir jis tą dirba šiandien. Slankioja aplink mus, kaip riaumojantis liūtas ir žiūri, kur jam gelti. Taip? Jau skaitėm, todėl aš išmesiu tave iš Dievo kalno, kaip nešvarų ir pašalinsiu tave, o dengiantis kerubimą iš ugninių akmenų tarpo. Taip nebuvo, kad tik pamatė Dievas ir taip išmetė. Jis gailestingas, jis dar laukia. Mums irgi kartais būna gailestingas Dievas. Todėl darai su tu Luciferiu, kokį darbą šitut. Ne pagal Dievo valią žodį, žinai. Ir išnyko, visai gerai. Bet tai gali pasibaigti, jei neatgailausim. Atgailaukim. Kuo greičiau. Amen. Tai jeigu Dievas apšvies šiandien man ir tau kažką, tai ne tam, kad pasmerktų, bet tam, kad tu atgailautum ir išpažintum ir pavarytum tą priešą nuo savęs. Nes tu turi valdžią jam. Amen. Kad jis neturėtų vietos nešti man kirtimų. Sako, tavo širdis išpuiko dėl tavo grožio. Nu taip, matai, ir pats toks buvai, ne pasaulyje. Ir pasipožiūrėti, čia visi žiūri, panešinai, raumenis mano matos. Vat čia yra dvasia. Čia yra išdidumo, pasididžiavimo dvasia. Kad apsirengia gražiai ir atrodo gražiai, ačiū Dievui. Amen. Bet tai man nieko neprideda. Nieko, visiškai. Mano vertei nieko neprideda. Bet gražu gerai, bet vertei neprideda. Mes turime vertę Jėzuje Kristuje. Gali ir prašiau apsirengęs būti, ir pigiau, ir mažiau. Bet tu vertas. Amen. Mūsų vertė yra Jėzuje Kristuje. Aleluja. Dėl tavo grožio pražada išmintį, per savo spindesį, kažkur dėl grožio, prarado išmintį per savo spindesį. Taip, žinai, savo suspindi vieną kartą. Būna taip, kad suspindėjai. Tai neužmirškime sakyti, ačiū tau viešpatie. Tai tas spindesys nenužudys tada. Jeigu ir kažkas tai labai gerai pavyko ar gražiai išėjo, pasisekė. Ačiū tau viešpatie. Todėl nebereikalo viešpatie žodį parašyta, už viską dėkokite viešpačiui. Už viską. Nes jis duoda ir balsamą, ir kvapą, ir gyvybę, ir sveikatą, ir viską. Ir jėgas. Prarado išmintį ir spindesį. Viešpats sako, aš parblokšiu tave ant žemės priešais karalius, kad jie galėtų matyti tave. Koks tu niekingas. Savo daugybę neteisybių ir apgaulę prekyboje. Savo tą, kaip sakiau, prekiavo savo begydystę. Tu sutepei savo šventiklas. Nes dangui niks negali būti, kas netyra ir nešventa. Amen. Jis sakė, niks nepapuls į dangų, kas netyra ir nešventa. Amen. Todėl mūsų šventą kraują Dievas davė, Jėzus Kristus. Dėkokim Jėzui už jo šventą kraują, nes jei ne jo šventas kraujas, mes ten nebūtume papuolę.
Todėl, kai mes nusidedam, atgailaujam, prašom Jėzaus kraujo apvalymo ir šventas kraujas vėl mus dangų praleidžia, nes jis šventas. Ir dar mus pašventina, ir dar mus keičia. Todėl iš tavo vidaus aš pažadinsiu ugnį. Iš savo vidaus, viešpats sako, aš pažadinsiu ugnį, kuri sunaikins tave visų akivaizdoje, pavers tave pelenais. Čia tai pasakė Liuciferiui Dievas. Visi, kurie pažino tave, baisėsis tavimi, tu būsi pasibaisėjimas ir tavęs nebebus. Vieną kartą bus įmestas į ugnies ežerą. Jis šiandien čia dar veikia, bet mums reikia žinoti, kad jis neturi nei spindesių, nei valdžios. Amen. Jis yra toks nelegalas, toks niekingas, toks pralošęs. Todėl neverta mums su juo prasidėti. Amen. Luciferis užmiršo, kas apšvietė jį. Ką mes šiandien čia galim pasiimti? Šiandien mums reikia eiti į Dievo artumą ir reikia šlovinti jį, kad jo šlovė, kad atspindėtume jo šlovę, nes jeigu mes neatspindėsim jo šlovės, mes atspindėt norėsim savo šlovę. O te vargų vargas. Tau reikia būti visur pirmu, visur gražiausiu, visur svarbiausiu, iš savo jėgomis. Savo jėgomis tai vargas ir šventavimą, ir kažkokį tai tarnavimą daryti savo jėgom. Ką reiškia savo jėgomis daryti tarnavimą? Reiškia, tu prieš tarnavimą meldiesi, ne? Aš tai meldiuosi visada. Eini tu jo artumą, kad jis tave apšviestų ir tu žinai, kad tarnavai, tai jis per tave tarnavo. Amen? Nesvarbu, ką tu darei, ką aš dariau, ką tu darei. Tu žinai, kad tai ne tu darei, bet viešpats per tave. O jeigu mes nepašlovinam jo, užmirštam, kad be jo mes esam niekas, mes be jo niekas parašyti, ar ne? Amen? Lygiai taip kaip Liuciferiui. Kol šlovė apšviečia Dievo, todėl mes esame kažkas. Mes galime Dievo dvasioje kažką tai gerai nuveikti. Todėl jeigu žmogus neieško jo šlovės, jis įsivaizduoja, jis yra kažkas ir laukia lygiai toks pat likimas kaip Liuciferis. Jis be Dievo norėjo būti spindinčiu. Taip? Jis galvojo, kad tas spindėjimas iš jo ir aš paliksiu tą Dievą ir toliau spindėsiu. Taigi aš jau išmokau, jau aš sugebu, jau aš galiu. Žinot, kad tai žmonės, kiek daug žmonių pradėjo bėgti paskui Jėzų. Nusižeminę, ne? Ir kiek daug žmonių pradėjo spindėti be jo. Tiesiog gyvena be viešpaties. Visą gerai gyvenu. Bet velnias sako, aš matau grobį. Aš matau grobį. Dar jisai tai pagyvens savo jėgomis. Ir aš jį pašlovinsiu, sako. Dievas tai tikrai nešlovins manęs. Kas šlovina jį, tas pašlovinamas. Amen? Amen. Sakai, koks skirtumas? Ar čia šlovinu, ar čia lenkiuosi? Ką, čia man dar klauptis kartais reiktų? Ne. Kūnas. Tai niekur nebus. Tai šlovė ir neatspindėsime šlovės. Nes vienintelis šaltinis, kuris mus pripildo, kuris mums duoda išmintį, amen,
dievišką išmintį, pagal Dievo žodį, ne? Dievišką išmintį, kurios pasaulis nebeturi. Todėl sekant juo, mums būtinai reikia turėti ryšį su šaltiniu ir jį laikyti aukštesniu už save visur ir visada. Amen. Nesakiau, kad mums pasiseka, bet mums tai vienintelis kelias, kad išlaikyti šitą orientyrą, žiūrėti į viltį. Jis yra viltis. Žmonės pradeda, sako, krikščionys buvo, bet sako, prarado viltį, nuėjo depresiją. Nu kaip galima krikščionį būti depresijoje? Taigi tu šlovini Dievą nedepresuotą, ne? Kokią dvasią turi depresijos? Ne. Reiškia, taip užvaldė mano kūnas, to žmogaus kūnas, neapdaunta siela, kad sako, manęs nemyliu, eina į susinaikinimus tas žmogus. Matot, kokie planai velnio yra. Kokie jo planai, kaip kiekvieną, aš tai sako, riaumo aplink kiekvieną žiūri, kaip įgelbėti, kaip sunaikinti. Todėl, kol tu jį laikysi aukščiausioje, žinosi, kad atspindys tik esi, bet ne viešpats. Tol stovėsi. Amen? Todėl mes skaitom Dievo žodį, mes lankom tikinčiųjų surinkimą, dedam pastangas, nes jei nedėtume, mes jau seniai būtume kritę. Amen? Nes mes be jo nei vienas neįsilaikys. Sako, ne savo galybę ir jėga, bet šventąja dvasia mes esam stiprus. Amen? Jam atiduodami šlovę, koks jis galingas. Ir tada sakai, tai kaip čia sakė, Dievas veiks per mane? Tai jis ir sakė, kad jis veiks per tave. Amen? Sako, aš jumyse, kai jūs teisingoj pozicijoj stovėsite, aš būsiu jūsų viešpats, jūs darysite tos darbus, kuriuos aš dariau, ir dar didesnius. Kodėl ten rašto vieta yra Naujajam testamente, sako, viešpatie, viešpatie, mes tave šaukėmės, ar nešaukėmės tavs viešpatie, viešpatie, o sako, aš jūsų nepažįstu. Mes darėm stebuklus tavo vardu, mes darėm tą tavo vardu darėm. O jis sako, nepažįstu Dievas. Tai reiškia, jie darė savo jėgomis. Išmoksti, žinai ir darai. Bet yra apreiškimas, supratimas, kad mano viešpats yra virš manęs, todėl aš visada paprašau jau šventės, ane? Sako, kiekvieną rytą reikia atsinaujančios Dievo malonės. Ane? Todėl tu kiekvieną rytą sąmoningai ateini pas jį, ane? Sakai, viešpatie, ačiū tau, kad tu mane išgelbėjai, apšviesk mane, vesk mane, nes aš žinau, kad šitą dieną be tavęs, tai labai vargana. Amen? Tik nedaug reikia, tik širdį atgręžti į jį ir pripažinti, kad jis reikalingas, kad jis viešpats. Ir jau jis. Tu žinosi, kad tą dieną, jeigu tau sekėsi, tu jau neatsiduosi savo šlovės. Nes tu žinosi, kad tu prašei jo malonės. Amen. Va, kodėl ir naudinga iš jo paprašyti malonės. Išdidumas niekada neprašo. Išdidumas viską žino. Pats ir Liuciferis lygiai buvo toks ir jis toks dabar yra čia žemėje. Ta dvasia lygiai tokia. Ir jinai kovos su žmogumi, dabar kovoja su žmogumi. Keršija Dievui, jį išstūmė iš dangaus sričių ta dvasia. Pirmas kerštas buvo, kaip atėjo Ievą gundyti, taip. Ir Ieva užmiršo, kad ji galinga Dieve, kad ji išmintį iš Dievo turi, bendravimą su Dievu. Jis sako, aš tau duosiu išmintį, sako. Nu, ne tokia, kad Dievo žodį, sako, aš tau duosiu, kaip reikia, velnias ateina, žinai, aš tau duosiu išmintį, matysi, kaip mes čia padarysim. Bet jeigu tu budrus, ne taip kaip Ieva,
atnaujinęs protą Dievo žodžiu, sakysi, ne, šito biznio nedarysi. Amen. Šito nedarysiu, šito nesutarim šito. Aš nesusidedu, nes aš žinau, kad tai tu Liuciferio. Ne? Mes turime būti budrus, suprasti, kas vyksta dvasiniam pasaulyje. Amen. Nes mes esame dvasiniai žmonės, gimę iš Dievo dvasios ir turime suprasti, kaip veikia dvasinis pasaulis. Todėl religija yra, to nedaryk, tą nedaryk, tą nedaryk, tą nedaryk, tą nedaryk, tą daryk, tą nedaryk. Nevagu, nepalėstuvauju. Šventa. Oi, kiek yra tų rūšių pas Liuciferį. Išdidumas, nepakantumas, pyktis. Žinot, išdidus žmonės greit įsižeidžia. Todėl jeigu tu ir aš įsižeidžiam, truputį ne tai, gerai, kad pagal plauką glosto, tai gerai. Bet jeigu tik tai man nepatiko, jeigu tik tai, reiškia, aš išdidėjau. Ir todėl nepražiūrėkim šitų dalykų. Ir nesakykim, tai jis mane įžeidė. Nesakyk. Čia tavo problema. Mano problema. Ja, aš įsižeidžiu. Amen. Nedangstykim tų priešų. Nedangstykim Liuciferios. Nes ten išdidumas įsižeidžia. Nuolankumas niekada nesižeis. Amen. Matot, kiek daug vietos tas velnias gali turėti mūsų gyvenime. Kiek daug vietos. Na, mes čia jau pabaigim šitą raštą vietą. Todėl nelaukim, jeigu taip yra, kas nors, ką Dievas apšvietė, nelaukim. Atgailaukim, pripažinkim, atgailaukim, kad tik tas velnias neturėtų vietos. Sakykim, Jėzau, malonės, prašau, keisk mane. Nes jeigu ir toliau, taip jisai turės vietos, aš turėsiu labai daug pralaimėjimų. Amen. Nes, kaip sakau, kartais žmonės neskaito žodžio, neseivančiai, nei bažnyčia, žinot, nieko neklauso Dievo žodžio. Ir sako, ir gyvenu, ko čia kitaip gyvenu negu tu. Ir ten nusuku į šoną, ir ten nusuku į šoną, vis tiek man dar gerai. Bet va taip vieną dieną, čiakšt bus. Jei net galausiu. Ir sakysi, kur čia? Kas čia atsitiko, kas čia? Pasisėjo. Dieve, padėk mums išlaikyti nuolankią širdį. Nes priešiškumas išdidumo yra nuolankumas. Išdidumas nori pasirodyti kokia aš esu. O sako, Paulius sakė, aš žinau, kas esu. Nereik nerodyti niekam, kas aš esu. Amen. Negirtis, kas aš esu. Svarbu prieš Dievą vaikšto, jis mato, kas tu esi. Amen. Todėl ir rašto vieta, kad sakė, niekada nevaikščiokite prieš žmonės, o vaikščiokite prieš Dievą. Mes kartais vaikščiodami prieš žmonės galim užmiršti vaikščioti prieš Dievą. O prieš žmonės labai lengva, standartai labai žemi prieš žmonės vaikščioti. Ten pasirodė geras, ten pasirodė geras. O velnias turi tokią tendenciją, šmurkšt ir pasislėpia tie giliai pas mus. Ir nematyti. Išorė nesimato, ateini tai. Kodėl sako, žmogų pažinsi ir būsi su juo pagyvensi ilgiau. Todėl, kad šmukšt būna, pasislėpia tie dalykai. Kažkur tai velnias slėptis mėgsta. Jis nenori būti išvarytas. Jis nori pasislėpti.
Ir išorė galima, tai fariziejai religiniai reikėtų, jie taip vaikščia, išorė labai liuks. O viduje Jėzus sakė, numirėlių kalno, ne? Tai jis turėjo galvoj, kad tai yra išorinis šventumas. Bet Dievas žiūri į širdį. Amen. Ir Dievas trokšta, kad pasikeistum širdį, būtų pasikeitimai. O širdį pasikeitimai įmanomi tik per atgailą. Amen. Tik per atgailą. O jeigu išorė, žinot, tu ten gesini, ten rodaisi vieną, ten pamatė kažkur tai. Ir vieną kartą sulaikei tuos demonus, jie ties lėpės, tai kaip šovė vieną kartą. Visi pakiltų gali vienu metu. Jų išlaikiniais vieną kartą sprogs, prisipildys tiek. Todėl nedangstykim priešą. Nedangstykim to Luciferiaus, kuris pats sukilimas padarė danguje ir pats iškrito, kad kenktų tau ir man. Daugelis žmonių sako, nėra čia to velnio, kur čia velnias. Nu, va čia velnias, va tai ką kalbame, va čia velnio darbai. Va čia yra velnio darbai. Neleiskim velniui viešpatauti galvoj. Kai sako žmonės, aš tik galvoju, sako. Arba sako, aš čia tyčia kalbu. Bet juk ten velnias kalba per mane. Amen. Aš čia tyčia taip kalbu, aš taip negalvojau, sako, aš taip neturėjau, tik man taip išėjo. Ne, tai buvo manyje, kad išėjo. Tai čia irgi nori velnias slėptis. Čia man tik taip, aš taip ne tą turėjau manyje, aš tik pasisakė man taip. Ne, ten iš vidaus pasisakė. Iš vidaus iškilo tai, ką slėpėme, amen, todėl neslėp priešų. Pasakyk savo kaimynui, neslėpk savo priešų. Neleiskime viešpatauti velniui galvoje. Per išdidumą mes daug ką prarandame. Gyvenime prarandame. Galime laisvę prarasti, galime gyvybę prarasti. Vagis, todėl jis pasakė, velnias yra vagis. Jis atėjo žudyti, pražudyti. Ir todėl daug ką galime prarasti. Mes kaip krikščionys galime prarasti netgi padėtį Dieve. Mes nevaikščiosim jėgoje, valdžioje, ant priešo, jeigu jis many turi vietą. Aš jį dengiu. Aš neturėsiu galios. Aš turiu pirmą atgailauti ten, kur jis yra. Taip tikrai, su tikrai atgalaujančia širdį prašyti atleidimo ir kad Jėzaus kraujas nuplautų ir išlaisvintų. Amen. Priešą turėti savyje tai ne, visai ne juokinga. Ir kaip jisai kuso, užvaldyti. Galim, dar turim laiko. Samuelio, dar paskaitysim 2 Samuelio, kas turit Biblijas, 2 Samuelio. Čia trumpai esmę pasakysim. Prisimint, Abšalomas. Abšalomas tai yra Dovydo sūnus, ne? Tik pradedi biskį kilti, jau sektis ir jau žiūri, kad tu lipi kitam ant galvos. Čia aš toks pasidariau. Kodėl, pavyzdžiui, bažnyčiai sukyla žmonės, da, kol jie, žinot, tikėti, tai jie tokie nuolankus, jie taip mokosi. Paskui žiūri, kad jie nelabai nori tavęs klausyti. Ganytojų nelabai nori klausyti, jie geriau žino. Už tai, kad pakusi velnias. Ir čia Abšalomas įsigijo vežimų, be žirgų ir 50 vyrų, kurie bėgdavo pirma jo. Matote, kokia garbė bėga vyrai. Jis
keldavosi anksti ir atsistodavo šalia kelio prie vartų, jei koks žmogus su savo byla ateidavo į karaliaus teismą, matot, jis užbėgdavo už akių ir tą bylą, aš išspręsiu. Išdidumas šoka priekis. Ateidavo karaliaus teismą, Abšalomas pasišaukdavo jį ir klausdavo. Girdžiu, da verčiat. 2 Samuelio 15 skyrius. Jei koks žmogus ateidavo su savo byla, ateidavo į karaliaus teismą, Abšalomas pasišaukdavo jį ir klausdavo, iš kurio tu miesto? Kai tas atsakydavo, tavo tarnas yra iš tokio Izraelio giminės. Abšalomas jam sakydavo, tavo reikalas yra geras ir teisingas, bet nėra pas karalių, kas tave išklausytų. Čia bažnyčių niekada nieks nieko neišklauso. Nebuvau nė kartų, bet pastoriai manęs neišklauso. Būna tokių girdė, ne? Dar nežino, nebandė nieko, bet... Ir tai reiškia, kad norisi būti viršui. Toks žmogus jau turi tą dvasią, kad pažeminti ir įsiaukštinti. Tikslas toks velnio. Pasamdo velnas žmogų. Ir taip Abšalomas pasamdytas tokios dvasios. Nėra kas išklausytų. Jei mane paskirtų, sako, krašto teisėjai, tai būtų kits reikalas. Ir mes net nesąmoningai galim taip daryti, bet žinokit, tai yra ta dvasia. Jau pagaukim Liuciferį. Jei mane paskirtų, tai pas mane galėtų ateiti kiekvienas. Turės bylą ar skundą ir aš apginčiau ir jų teisės ir aš pagirčiau, paglostyčiau. Tikrai nepatarnaučiau, turbūt. Abšalomas. Toks asmuo tikrai jis nepatarnaus. Jis tik savo norės tokį, koks aš geras. Pasirodyti. O tikras tarnas turi būti Dievui geras. Amen. Jei kas norėdamas Abšalomui nusilenkti, jis ištiesęs ranką tą apkabindavo ir pabučiuodavo. Išoriškai ten viskas taip rašau. Koks geras Abšalomas. Geresnis už tą, kuris ten dabar stovi. Taip Abšalomas elgėsi su visais izraelitais, kurie ateidavo į karaliaus teismą. Abšalomas tokiu būdu pavogė izraelitų širdis. Toks asmuo, jis velnio, gal net nesupranta jis pats, bet velnio įtakojamas, jis vagia žmonių širdis ir griauna tikrą Dievo tvarką. Todėl, jei tokie būsime kažkada samdė velnias būti, nebūk. Tai yra priešo velnio darbas. Sako, praėjus kažkiek tai metų, Abšalomas tarė karaliui, jis dar buvo po valdžia pas Dovydą, ir prašau, leisk man eiti į Hebroną, įvykdyti įžadą, kurį daviau viešpačiui, gyvenamas Geršūrė, Sirijoje daviau įžadą, jei viešpats mane parves atgal į Jeruzalę, aš tarnausiu jam. Karalius jam tarė, eik ramybėje. Abšalomas pakilo ir išėjo į Hebroną. Jis slapta išsiuntė pasiuntinius į savo izraelitų giminės su pranešimu. Išgirdę trimitų garsą, sakydavo, Abšalomas karaliauja, Helbrone. Paprašė Dovydo, kad leistų ten eit, ir ten nuėjęs sukilimą padarė. Tuos visus turėjo jau suagitavęs. Jis turi savo žmonės, kurie jį garbina, bučiuoja į ranką. Čia parašyta, bučiuoja į ranką. O jis jūs apkabino.
Ir ką čia dar pasakyti eilutė, ir jau noriu trumpinti. Ir 12 eilutė. Abšalomas aukodamas dar pasikvietė ir Gilojo miestų Ahitofelį Dovydo patarėją į savo pusę, dar net, įsivaizduojat, karaliaus patarėją. Taip sąmokslas išsipildė, nes žmonės nuolat ėjo pas Absalomą, pas nelegalų karalių. Taip? Kurį patį velnias apgavo ir jis apgaudinėjo kitus. O velnias ateina tik griauti ir vogti. Reiškia, kai aš papuolu ne į pagal Dievo žodį tą poziciją, tai aš žinau, kad man bus taip, kaip Abšalomui. Ir prisirišau prie Abšalomo. Ir štai, kur čia dar trumpiau. Žodžiu, mes skaitysim, nes čia viskas ilgiau išės, labai ilgai. Vienu žodžiu, padarytas sukilimas. Taip, prieš karalių padarytas, prieš valdžias padarytas sukilimas. Ir pasakysiu tik tiek, kuo baigėsi. Ir kuo man baigsis, jeigu aš duosiu vietą velniui. Pasikorė jisai. Galiausiai. Baigėsi visą tą karjerą, jo, kad jis pasikorė. Nes jis neklausė Dievo, o klausė velnio. Todėl jis sako, nuodėmė neša mirtį. Ne? Kai pasielgiam priešingai Dievo valiai, turime apmirimą tiesiog. Va. Ir mes matom, kaip Judas ištavė Jėzų, irgi pasikorė. Ir daugelis yra dar kitos, pasismeigė ant ieties, Saulius prisimenam, kaip išdidume pakilo irgi ir nuo karalių. Jis buvo pašalintas po to dėl išdidumo. Matot, išdidumas yra labai didelis priešas, tai yra pats velnias. Jis nėra nekaltas. Jis yra taip pats velnias apsimetęs įvairiopais būdais, visokiam formom. Žinot, va kodėl mums reikia būti pilniems dvasios, kad atpažinti priešą. Amen. Nes priešų aš nepažinsiu prūtų. Aš priešų kūnų neapčiuopsiu, ne. Aš galiu fizinį priešą, kuris mane mušti, tai apčiuopti galiu, ne. Bet dvasinį priešą neapčiuosim, mes protu nepažinsim dvasia. Jeigu budrus, aš dvasiu, pilnas dvasios, aš atpažinsiu. Už tai ir sakom, kad pažinimas nepadės. Vien pažinimas mums nepadės. Mums reikia ne tik pažinimo Dievo žodžių, bet ir bendravimą su šventąja dvasia turėti. Bendravimą su viešpačiu. Atnaujinti protą Dievo žodžiu ir bendravimą su šventąja dvasia ir žinoti, kad žodis sausas be dvasios. Aš jį galiu žinoti geriausiai už visus, bet jis sausas. Ateis priešas, aš nepažinsiu. Nes priešų dvasia pažįsta tik dvasia esanti tavyje. Jeigu tu su jie bendrauji, jeigu tu jam duodi vietos, jeigu tu statydinėsi dvasioje. Dvasioje statydintis, ką reiškia? Ką reiškia? Maldingas, amen, kad tu melstis. Po maldos tu budriausias dvasioje. Aleliuja. Ir jei dvasios kalba, jei pasimeldi, tai iš viskas aišku dvasioje. Net juokas ima, kai ateina priežas, o tau viskas matyti. Todėl sako, dvasia žino ir atpažįsta. Dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, o kūniškas nieko. Todėl mes pašaukti gyventi dvasintai kaip dvasiniai žmonės, o kad būtume dvasioje budrus, mums reikia būti maldingiems. Amen. Paulius sakė, aš meldžiuosi kalbomis daugiau už visus, tai statydina mano dvasią. Amen. Yra maldos tikslinės, yra už Lietuvą, yra už žmonės kažkokius maldos. Bet yra statydinimus dvasioj maldos irgi.
Matai, kad pasilpai, pasimels, kad dvasia pakiltų ir duotų jėgų, nugalėti nuodėmę, nugalėti. Amen. Todėl ir mes, ką reiškia malda. Kodėl malda visur reikalinga? Viską pirmiausiai atiduoda maldoj ir Dievas daro. Amen. Jeigu neatiduoda maldoj, mes darom. Amen. Mes meldžiamės, kad Dievas statyk bažnyčią. Čia nei tavo nuopelno nėra, nei mano, nei vieno. Jis jas daro. Tu meldaisi jo karalystės, tu meldaisi, kad jo karalystė statytųsi čia žemėje, tai jis ir stato. Amen. Ir jokios šlovės. Mes tik ją, būdami čia, atspindim vėl jam. Amen. Viską daro Dievas. O mes, tie varžteliai, kuriuos jis taip ir taip. Svarbu, kad tie varžteliai pagal Dievo žodį judėtų. Tai jis per juos galės padaryti, ką norės padaryti. Bet jeigu aš išdidi, per mane nieko nepadarys. Jeigu aš saugau tu ir aš išdidumą kažkur, tai kažkokius, o aš geriau žinau, o aš ten klausiau, o aš ten mačiau, o aš ten, o kaip ten. Man labai svarbu, kaip dangui. Taip ir žemėje. Amen? Mes meldžiamės, tai būna tavo valia, kaip dangui, taip ir žemėje. Ir Dievas turi planą, kiekvienam miestui, kiekvienai bažnyčiai, kiekvienam asmeniškai turi planą. Todėl mes jau sakom, Dieve, tai būna tavo valia, viešpatauk mano gyvenime. Ir tada velnias neturės vietos, išdidumas. O jeigu aš viską pati darysiu, išdidumas turės daug vietos ir kas baigsis kirtimu. Amen. Todėl ačiū viešpačiui už jo malonę, kad jisai davė mums savo prigimtį, kad mes klausytume jo. Amen. Paliko mums žodį, kad mes skaitytume jį, atnaujintume protą Dievo žodžiu. Ir darytume pasirinkimus pagal dvasią ir protas pritars, nes jis žinos žodį. Amen. Ir mes atspindėsime jį. Ir mes būsime jautrus, kad ateina velnias, nes mes žinom žodį, mes turim budrę dvasią, ateina velnias ir mes, norėjau pasakyti, labai gerai rimuojasi, bet nesakysiu, ką jam padarom. Ne? Aš tikiu, ir tu supratai, aš norėjau pasakyti. Ateina velnias ir mes jam, vienu žodžiu mes jį nugalim. Amen? Ateina ir sakai, o, lauk Jėzaus vardu. O taip centre vienas penktadienį naujas įtikėjo ir aš trumpai ten taip truputį veikimą tą papasakoju, jis labai įsiminė ir aš sakiau, kaip ateina per mintis velnias, kad jį surišti. Ir jau praėjau kokią valandą, gal ar kažkiek jau pietauti, jis atsako, aš pastorė veikęs. Jau bandžiau. Aišku, jis atgimė tą dieną, tik atgimė. Ir jis išgirdo, ir jis tą darė. Sako, žinokit, veikia. Lengvai, sakau, taip, turi veikti. Va. Kai mes naudojame tai, ką sako viešpats, tai visada veikia ir visada veiks. Neklausyk savo proto, kuris sako, kvaila, čia nieks taip nedaro. Čia taip. Mes ne iš pasaulio, kad gyventume kaip pasaulis. Mes iš Dievo, iš dangaus gimė. Ir Dievo dvasios vedami mes kita tauta, mes kiti žmonės. Nori, nenori. Kartais nori mūsų kūnas prisitapatinti prie to pasaulio. Turėti kažką su juo lygiai taip pat. Kad neįsiskirti. Nebėgi specialiai įsiskirti, bet tu nori, nenori, tu įsiskirsi, nes tu nepritarsi, kur velnias ten veiks. Amen? Ne tai skiri, aš nesakysiu, aš taip nedarysiu, man Dievas neleidžia. Ne, tu taip nesakysi, tu tiesiog neprisidėsi. Ne? Aš žinau, kad aš įtikėjau, ne, savo žinai, kaip Paulius sakė. Ir tu nedarai to, ką jie daro.
Jiems mes neuždrausim daryti, tau nereikia uždraudinėti pasaulio žmonių, tu šito nedaryk, tu šito nedaryk, tu šito nedaryk. Tu save žiūrėk, kas ten darosi. Gal jau ten išdidumas tas įsigalėjęs manyje. Todėl savęs, sako, žiūrėkime, kiekvieną žiūrėkime savęs. Ir dar viena rašto vieta, Jokūbo, mes šitą rašto vietą gerai išžinom, labai paprasta rašto vieta, 4 skyrius ir 6 eilutė. Kas su tais išdidžiais darosi ir kas darosi su tais nuolankiais. 4-6. Čia parašyta, sako, Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiems teikia malonę. Tu nori, kad priešingas Dievas tau būtų? Aš jį nenoriu. Nes noriu, kad jis būtų palankus mums. Amen, malonę teiktų. Veiktų mūsų gyvenime, padėtų. Todėl man neverta būti išdidžiai ir tau, ne? Neverta, malonė. Malonė tiesiog nuteka į šalį. Nepasiekia. Išdidumas, todėl atsivirs taip ir riaumoja aplink mus kiekvieną, kad Dievo malonė mūsų nepasiektų. Nes toliau pasakyta, kad Dievas išdidiem priešinasi, o nuolankiems teikia malonę viskam. Aleliuja, aleliuja, kaip gera maudytis jame. Neprisimti šlovės, bet ją atspindėti jam. O jo malonė tada teka per mus ir mumyse. Amen? Tai nereiškia, kad mes tik šlovė atspindėti, tik bliks, tik tai paukšt atgal. Ir šlovė atspindėti, ir malonė iš Dievo tekėti, nuolankiesiems. Žinot, pasaulyje mes taip išmokom kovoti savo jėgom, tą poziciją užsikovoti, žinot. O tie dalykai mums buvo įsišaknyje. Tai ką aš čia kvailas, tai ką aš čia nusileisiu tai žmonai, ką aš čia nusileisiu tai vyrui, ką aš čia taip, jau taip. Na, laikyk poziciją, sako velnias. Šiandien nesileis, kad tave tryptų, sako. Ne viena nesutrypė, nei ta žmona, nei tas vyras. Bet velnias tai tikrai sutryps. Kai aš taip darysiu, tikrai jis mane naikins ir tryps. Bet mes neduosim. Išdidumas mus atskiria nuo Dievo. Išdidas žmogus ieško kaltų. Išdidas žmogus sako, kad čia visi negeri aplinkui. Visus kaltina. Koks vargas būti išdidžiu. Koks vargas būti viešpačiu. Vat išdidus žmogus jis vaidina viešpatį. Labai jau prastas tas viešpats išeina. Bet viešpatukas toks. Najukas viešpatukas, bet pats kenčia nuo to viešpatavimo. Nes viešpats yra vienas ir jis buvo ir bus. Dieną naktį jis tau viešpats, man viešpats. Tarpininkas Jėzus Kristus vienas. Ir šventoji dvasia mumise. Dievas mumise. Taip, kad mes nenorim būti atskirti nuo Dievo. Arba būna sako, be manęs čia nieko nebūtų, žinok. Bet dabar čia ką užgyvenom, sako, tai čia tik aš. Vyras su žmona, ne? Čia džintai čia. Valgyk padarytas. Bet aš? Arba atvirkščiai. Ji gali sakyti. Aš čia
čia viską padariau, aš čia ją neštai ir tu nebūtum, nors jis padarė kažką, bet tu sakai, ją neštai ir tu nebūtum padaręs. O, viešpačiu. Matos, kaip velnias apgauna mus. Todėl mums reikia dvasiai būti budriems, kad pasipriešinti piktajam. Negalvoju, kad niekas tavęs negali pakeisti. Taip. Išdidūs atneša sukilimą, nes nori užimti kažkokią tai poziciją, kurios visai nereikia. Pasakyk, kaimynui, tau nereikia užimti jokios pozicijos. Tu ją jau turi. Ramybė tau. Tada sako, naujam testamente, sako, visi turi dvasinių dovanų, vienam tokias davė, kitam tokias davė. Nepavyks, aš norėčiau ten būti. Kiekvienas gavom pagal tai, kad Dievas norėjo, netgi parašyta ne taip, kaip tu norėjai, ne taip, kaip aš norėjau, bet kaip jis norėjo. Aš tikrai nenorėjau čia stovėti, bet jis norėjo. Todėl mes kiekvienas gavom tas dovanas, kokias jis mums davė. Ir mes jam paklūstam viešpačiui, sakau, nors ir nelabai man čia kūnas, žinai, dreba visas, siela bijus ir kažką, bet aš imsiu ir darysiu, nes Dievas man taip įdėjo. Amen. Kai įdeda Dievas į širdį. Ir nugalėk tą kūną, perlipk ir tarnauk. Amen. Man patiko naujas brolis vienas. Sako, aš noriu kažkur tarnauti, aš matau visi čia tarnauja, aš noriu kažkur tarnauti. Kaip smagu viešpačiui girdėti. Aš noriu tau tarnauti. Ir tada sakyk, atverk tas dovanas Dievo manyje, kurias tu įdėjęs, kuo aš pasitarnaut galiu. Amen. Ir jis atvers. Aleliuja. O nesakom, tai ką, čia jau į bažnyčią, tai ką tu dabar man pasakysi, Dieve, tai ką tu man duosi dabar čia. Išeinu, nieko nedavė. Ir neteipsiu daugiau, nes nieko nedavė. Sėdintis pjaus, duodantis ims, aleliuja, amen. Amen. Save atiduodantis pjaus. Todėl būk tas, kuris atsiduoda Dievui. Išdidus greitai įsižeidžia, kad negauna pripažinimo. Būna kartais, žinai. Vieną pavyzdį jau kažkada sakiau, bet galiu pasakyti, sako, atėjo pas vieną pastorių, ten, žinot, tokių būna, tokių žinovų, tokių. Atsinešė Bibliją, sako, pastoriui, aš viską žinau, aš noriu pamokslauti, sako. O pastorius sako, nueik išplauk tualetus, gerai? Ir pasibaigė pamokslavimas. Kodėl tas pastorius tai pasakė? Todėl, kad jis matė, kad jis išdidumo pilnas, jis kris, jeigu jį leis pamokslauti. Jeigu jis negalėjo nusižeminti ir tualetų nuplauti, tikrai nelaikas. Tai jis sakė, ne, tada man nereikia. Tai reiškia, ten buvo jau išdidumas. Man, kaip reikia jausti dvasiai. Kur velnias? O kur ne? Bet juk tas žmogus taip gražiai atrodo, jis taip gražiai kalba. Ne tame esmė. Esmė širdį. Dievas mato širdį. Nesvarbu išorė. Nesvarbu žinojimas. Svarbu širdis. Ar jį nuolanki? Ar išdidi? Ar jį garbėtroška? Ar jį motyvais netais? Kiek gali būti visokių dalykų? Amen. Todėl Dievas nenori mūsų įstumti, kad mes kristume. Amen. Todėl nepyk, jeigu kažkur kažko negavai, kažko neleido tavo pastorius. Apsaugojo tave. Amen. Apsaugojo.
Dievas labai myli. Amen. Viskas savo laiku ir savo vietą. Amen. Ne taip, kaip mes norim, bet taip, kaip jis nori. Aleliuja. Ir tai reiškia, kad jis stato bažnyčią, jis tavo gyvenimą, kai tu kreipiesi į jį, prašai malonės ir skaitai jo žodį. Aleliuja. Ir laužai savo kūną, ir atgailauji, ir nebijai atgailauti, ir Dievas keičia tave. Amen. Pasimelskime.